Klaipėdos ligoninėje mirė pedofilijos skandalo įkarštyje išgarsėjęs Drąsiaus Kedžio draugas Albertas Žilius. Pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojo, Žiliaus mirties priežastis – kraujo užkrėtimas. Kedžio bičiulis buvo svarbus liudytojas pedofilijos byloje. Ištikimas Drąsiaus Kedžio draugas Albertas Žilius penktadienio rytą mirė Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Jis į ligoninę iš savo namų Juodkrantėje buvo atvežtas trečiadienį. Preliminariais duomenimis Žilius Klaipėdos ligoninėje gydėsi kepenų cirozę. Anot generalinio policijos komisaro pavaduotojo Renato Požėlo, Žilius penktadienio rytą ligoninėje mirė nuo kraujo užkrėtimo. Liepos 17 dieną jis buvo pristatytas į Klaipėdos universiteto ligoninę iš savo namų ir vakar ryte 6:30 mirė ir preliminari mirties priežastis yra sepsis. Policijos pareigūnai tarsi su prokuratūra ar pradėti ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Apie Žilių visuomenė sužinojo vadinamojo pedofilijos skandalo įkarštyje. Dviem žmogžudystėmis įtariamo Velionio Kedžio bičiulis Žilius nekartą tikino, kad prieš pedofilų klaną sukilusio Drąsiaus gyvybė yra pavojuje. Kedžio draugas Žilius paskutinį kartą nuskambėjo viešumoje, kai į apklausą dėl grasinimų Andriui Ūsui pas Kauno pareigūnus atėjo visiškai girtas. Vyras nekartą turėjo reikalų su teisėsauga, teistas už chuliganizmą, vagystę, nusikaltimo slėpimą.